pavyzdžiui, universitete, kai yra toksai galbūt stereotipinis arba, iš seniau tos atėjęs požiūris, kad, į krikščionį žiūrima taip, kad liktais jie supranta, jog mūsų gyvenimą viską lemia Dievas. Ir kad mes neturim jokios kontrolės. Ir, tarsi labai keista, nes atrodo, kad tai visiškai priešinga realybė, kad, kaip tik yra sakoma, kad mes, priimam sprendimus, viena didžiausia vertybė yra mūsų laisvė. Žinai, kaip čia yra? Čia ne tai, kad viską lemia Dievas, bet dabar įsivaizduok du žmonės, vienas žmogus, kuris gyvena su tokia nuostata. Aš esu visako viršūnė. Reiškia, Dievo nėra, aš esu kaip žmogus tobuliausia būtybė. Ir kitas žmogus, kuris suvokia, kad jis nėra tobuliausia būtybė, kad yra virš manęs Dievas. Ir kad aš turiu būti atskaitingas tam, kuris mane sukūrė, kuris man davė sveikatą, kad aš esu įgalus, mąstantis, nesveikas. Vadinasi, iškart mano projekcija visų veiksmų, viso to, ką aš darau, vienu atveju bus nuolatinis toks lyginimasis į Dievą, kiekvieną kartą, kai aš ką nors darau, aš darau tai turėdamas suvokimą, kad aš priklausau nuo kažko. Ir kitu atveju viską, ką aš darau, nuo nieko nepriklausomas, aš pats savo Dievas ir taip toliau. Iškart atsiranda tų veiksmų kokybė kita, vertinimas kitoks. Ir tada ne veltui ten gali būti du vienodi žmonės, reiškia, daryti tą patį darbą, bet vienas tą darys su vienokia intencija ir su vienokiu mąstymu, kitas tą darys visai su kitokiu. Ir viskas priklauso nuo to, ar jis tikintis ar ne. Tai šia prasme Dievas taip yra visur ir labai įtakoja mūsų elgesį. Bet ne ta, kad Dievas, užmeta tinklą ant mūsų ir dabar jūs neišsinarplios ir niekada. Tai ne kažkokia tai uzurpacinė prasme, ne persekiotojo prasme, bet tiesiog suvoki, kad, čia kitas pavyzdys gal geresnis. Jeigu aš myliu, tai mano veiksmai atlikti su meile bus vienokie. Ir jeigu aš nemyliu arba neturiu tokio santykio, aš galiu mechaniškai atlikti tos pačius veiksmus, bet jie bus kitokie iš principo. O tai kalbant apie, pavyzdžiui, Dievo įvaizdžius, koks yra Dievas? Nes yra daug kas sako, kad čia Dievas toks baudžiantis, padarysiu kažką blogo, jis mane nubaus. Koks iš tikrųjų yra Dievas? Tai koks iš tikrųjų Dievas yra, reikia žvelgti šventą raštą. Iš ten mes suprantame, koks Dievas. Pats Jėzus mums apreiškia, koks Dievas. Nes, pavyzdžiui, kad trejybė yra, krikščionis tiki į trejybę. Tai kad yra trejybė, mes sužinome iš kur. Nieksgi neišmastė, atsisėdęs nepamatė Dievo ir nesuskonspektavo, kad jis yra trejybė. Bet iš Jėzaus Kristaus, iš jo santykio su tėvu, iš to, kad jis atsiųs šventąją dvasią, pažadėjo, mes iš to supratom, kad yra trejybė. Dabar, kas yra ta trejybė? Aš galiu ateiti į jaunimo tarpą ir sakyti, mūsų Dievas yra trejybė. Ir jaunimas sakys, ir gerai, bendrautų su savo trejybė, ar ne? Kažkaip, vėl sunku paaiškinti, kas tas trejybė. Bet irgi trejybė yra santykis pirmiausia. Dievas tėvas bendrauja su Dievu sūnum, jų santykis šventoji dvasia. Pats nemačiau trejybės, taip plika akim. Tai čia yra tik mėginimas kalbėti apie Dievą. Labai taip, kaip sakyti, ribotai, mūsų pačių sampratomis, mūsų kalba. Visą tai turėtų gerokai viršyti. Tiksliau, Dievas turėtų visą tai gerokai viršyti. Bet kaip paaiškinti žmonėm, kas ta trejybė? Savyje, kaip jinai pati, reiškia, santykiauja ir kaip jinai veikia į išorę, į žmonės, yra čia atskira trejybės teologija. Bet aš, kai ruošiausi egzaminui trejybės teologijos, gėriau Nescafe prieš pat egzaminą. Ir man šovė geniali mintis, kad trejybė yra labai panašiai į Nescafe. Reiškia, 3 viename yra trejybė, viduje ten milteliai, pienas, kava ir cukrus, bet tai yra viena. 4 priskaičiavai. Kas? Milteliai, pienas, kava ir cukrus. Miltelių pavydalu. Ir tada, žiūrėkit, tie 3 viename, puodelis galėtų būti pasaulis koks nors, supilu į pasaulį, ar ne, Dievas trejybė veikia į žmoniją, ateina. Ir
Reiškia, aš galiu mąstyti apie tą cheminę sandarą, tų miltelių, dar kažką, bet labiausiai aš pajusiu, kas tai yra, kai aš paimsiu ir atsigersiu, įkvėpsiu ir kava, ten. Tai aš manau, kad su Dievu yra kažkas panašaus. Mes galim apie jį mąstyti, diskutuoti, bandyti ten teologiškai ar filosofiškai išsiaiškinti, ieškoti ten tų visokių taisyklių, sandarų, nežinau, cheminių sudėčių, bet realiai pajusime, kas yra Dievas, kai mes jį, tiesiog priimsim į save.